Sveiki, aš Vilius iš V-School ir šiandien pristatysiu Gamma Plus Exceed trimeriuką. Apžvelgsime 3 dalykus. Tai mašinėlės komplektacija, techninės specifikacijas ir mano asmeninė patirtį su šia mašinėlė. Taigi pažvelkime, ką turim dėžutės viduje. Kaip visada, Gamma Plus su krovimo stovu, trimeriukas, labai daug papildomų dizaino detalių, galima pakeisti į bet kokią spalvą. Turime 4 magnetinius antgalius, USB krovimo laidas ir USB-C krovimo laidas. Taip pat turime atsuktuvėlį peiliukams reguliuoti, mašinėlės dizainui keisti, valymo šepetėlis, aliejukas ir zero gaperis. Tai jeigu jums išsireguliuoja peiliukas, tiesiog užmaunam ant viršaus ir sureguliuojam ašmenį. Ši mašinėlė turi labai pažangų variklį, kuris prisitaiko pagal sunkumą nuo 8500 iki 11500 apsisukimų per minutę. Mašinėlės peiliai yra DLC Black Diamond Carbon, jie yra labai aštrus kaip ir visų kitų Gamma Plus mašinėlių. Ši mašinėlė veikia 2 valandas, o pasikrauna jį irgi per 2 valandas. Ši mašinėlė turi LED indikatorius, kurie parodo, kiek mašinėlė yra pakrauta. Tai jeigu pas jūs darbe kažkas mėgsta naudotis jūsų kirpimo įrankiais, jūs tikrai pamatysit, kad kažkas jais naudojasi. Šios mašinėlės nugarinė dalis yra aliuminė, todėl ji yra labai tvirta, tuo pačiu sumažina vibracijas, bet kadangi mašinėlė yra tokia galinga, tai vibracijas šiek tiek jausite. Mašinėlės dizainas ir ergonomika. Mašinėlė yra labai lengva, todėl nepavargs rankos su ją dirbti. Mašinėlės kakliukas yra šiek tiek platokas kaip trimeriukai. Man labiau patinka, kaip Gamma Cyborg trimeriukas turi labai siaurą kakliuką. Tai yra labai patogu prieiti prie sunkiai prieinamų vietų. Ji turi dangtelį, tai galima labai lengvai išvalyti prilindusius plaukus. Labai dažnai išsikemša ir trimeriukas pradeda kaisti, tačiau su šiuo trimeriu šitos problemos neturės. Taigi, trumpai apie mano asmeninę patirtį su šia mašinėlė. Apart anksčiau minėtos problemos dėl kentavimo mašinėlės kaklelio, ši mašinėlė pranoko visus mano lūkesčius, tiek galingumų, tiek patogumų naudojimo ir krovimo stovo, kad jis yra toks stabilus ir visiškai nejuda mašinėlė iš vietos. Kam rekomenduočiau šį trimeriuką? Rekomenduočiau visiems barberiam, kurie mėgsta aštrias linijas, bet taip pat rekomenduočiau vyram, kurie nori sustvarkyti barzdą, nes ši mašinėlė taip pat turi magnetinius antgalius. Tai tiek šiandien apie Gamma Plus Exceed trimeriuką, pasimatysim kitoje apžvalgoje. Iki.